Šįkart Vytis savaitgalį žaidė 3 rungtynes ir žaidė jas efektingai, todėl prieš pradėdami gražiausių epizodų penketuką pristatome jums šiek tiek papildomo grožio. Tadas Sebežiovas rungtynėse prieš Jonavą tritaškių įžiebė viltį. Labai daug kritikos jiems, kad nematote, bet 3 taškai po Grabausko įplyšusi sportbatį. Paulius Belevičius Palangai verčia 2 taškį su pražanga. Šeltonas Jacksonas randa Paulių Belevičių, Rokas Stankevičius ir Paulius Belevičius pelno 2 taškus su varžovo pražanga. O dabar 5 vietoje Gytis Radzevičius į Vilnių grįžta galingai. Tačiau nepavyko Pauliui Belevičiui. Ten, o čia Gytis Radzevičius drebina buvusios savo namų arenos lankus. 4 vietoje Šeltonas Jacksonas įrodo, kad jo kūnui pažįstami kiek kiti krepšinio ir fizikos dėsniai. Jacksonas iki galo pats išsilaiko ore kosminį metimą pataikė. 3 vietoje kamuolį perimantis Paulius Belevičius ir jo supermeno skraistė sugrįžta. Liaudėjimas bus. Kyla Paulius Belevičius 48-37. 2 vietoje šių metų NKL dėjimų konkurso dalyvis Rokas Stankevičius tikrina, kiek aukštai gali pakilti. Ir kala kamuolį į krepšį Rokas Stankevičius. Sveiki atvykę į gražiausių Vyčio epizodų penketuką. Ir 1 vietoje pirmieji Gyčio Radzevičiaus taškai Vytyje atkeliauja įspūdingiausių būdų. O čia fantastiškas dėjimas į krepšį. Gytis Radzevičius kelia nuo atsarginių žaidėjų suolelio savo komandos draugus, sugrūda kamuolį ir stoja prie baudų metimo linijos. Fantastišką epizodą užfiksuoja Gytis Radzevičius.